dosnus. Jėzus atsakė, nėra reikalo jiems čia eiti, jūs duokite jiems valgyti. Evangelija pagal Matą, 14 skyrius, 16 eilutė. Jėzus gyvenimo būdas buvo visai kitoks nei normalių žmonių. Kiekvienas galvoja apie save, net jeigu jis kartais ir aukojasi. Kiekvienas rūpinasi savo mylumais. Kiekvienas turi teisę į kažką. Kiekvienas žiūri savo sėkmes ir niekas nesileis būti išnaudojamas, apgautas ar apšmaistas. Meilės yra mažai, atidumo bei mandagumo taip pat. Bet mūsų širdis nedega dėl kitų. Jėzus buvo kantrus, jis buvo dosnus, tikrai ne šykštus. Jis leidosi būti apgaunamas bei apžmeižiamas. Net ir Judui jis vėl ir vėl suteikdavo dar vieną šansą. Visą savo gyvenimą jis buvo čia žmonėms, kurie jo nesuprato, o išnaudojo. Jis buvo draugiškas, džiaugsmingas, mandagus, ramus. Staiga tapo nebereikalinga dauginti duoną. Žmonėms ir kaimuose atsirado galimybė apsipirkti, bet jis norėjo juos palepinti. Jis užujautė juos, nes jie štai jau visą dieną jo klausėsi. Jis nori duoti pavalgyti. Mes turime būti Jėzus atskleidėjais. Tai kaip mes dalinamės, Dievas dalina mums. Mokiniai visų pirma sakė, mes turime per mažai. Ir tai buvo tiesa, bet kai jie tą mažumą paaukojo, Jėzus ją padaugino. Džordžas Mülleris neturėjo visai nieko, tačiau kasdien jis maitino 10 000 našlaičių. Jis gyveno pasitikėdamas Dievo aprūpinimu ir tai veikia kuo puikiausiai. Ne vienintelio karto vaikams nereikėjo atsisakyti duonos ar pieno. Mūsų gyvenimo būdas turėtų būti toks kaip Jėzaus gyvenimas. Dosnus, draugiškas, kantrus, besidalinantis, kupinas meilė ir dvasiškumo. Nekreipiant dėmesio vien į save, nežiūrint asmeninių galimybių, motina Teresė yra labai geras to pavyzdys. Net ir mažuose dalykuose mes galime gyventi pagal Kristaus gyvenimo būdą. Jis mūsų pusėje. Šiandien dauguma žmonių mūsų aplinkoje turi ką valgyti, bet trūksta dvasinio pieno. Vyroja vienišumas, taip išplitęs vilties praradimas, o kartu su juo ir alkoholizmas, tabletės, miegui ir narkotikai. Mes galime numalšinti šių žmonių alkį. Visai kaip išgelbėjimo armija žygiavo drąsiai ir Dievas apdovanojo ją neįtikėtiną sėkmę. Taip ir mes galime padėti vykti stebuklams, nes Dievas to nori. Jėzus kalbėjo tikintiesiems, iš jūsų kūno tiekias gyvoji vandens srovės. Tikrai, jos turi tikėti, o neužsistovėti mumyse, nevirsti rūkstančių vandeniu. Viešpatie, pripildyk mus savąją dvasią, mūsų šykštumas bei silpnybės turi liautis. Suteik mums savosios drąsos, savo įtikėjimo, savo pasitikėjimo ir mokyk karštos stiprios meilės prarastiesiems. Amen.